Labas rytas, vis dar rytas. Šiandieną bandysiu kitokių masalų. Pavyzdžiui, bandysiu... Taip čia. Šitas yra 107 gramų rašus skęstantis. Nors jis yra suspenderis. Bet šiandien renkuosi ant šitokio masalo, todėl kad vėjo nėra. Man labai patinka šie masalai ramesniu oru ir aš tada stengiuosi jom pravedinėti masalą labai lėtai. Kaip ir rudenį, kai jom tinkamiausias pravedimas yra bene lėtesnis, nors aš viso šito darbo nesureikšminu. Mane iš esmės, kiek aš dirbu su masalais, visi išdirbimai yra standartiniai. Šalta ar nešalta, vasara, ruduo ar žiema. Man, kiek aš pastebėjau, įtakos tai visiškai neturi. Ir būtent šiandien dirbu su lėtesniu masalu, nors negaliu vadinti, kai jis lėtesnis masalas. Iš tikrųjų, jis yra labai lengvai išdirbantis masalas. Ir su juo galima ir greitai, ir lėtai. Bet šitokiu oru, kai vėjo labai mažai arba visai nėra, aš renkuosi šį masalą, todėl kad aš atradau man patinkantį pravedimo būdą būtent su šiuo masalu. Tai lėtas pravedimas. Jis gali trukti ir iki minutės laiko. Galima ir šitaip stop and go daryti. Tik mušinėjant jau reikia jį šiek tiek prilaikyti, kad neužsisuktų atgal, nes tada gali kabliai užsikabyti už pagrindinę valą. Labai lengvai išdirbantis masalas. Ir dažnai aš su juo pagaunu, su tokio tipo masalu pagaunu didesnės lydekas. Ir šitaip dirbu. Užmeti ir jie labai plačiai. Ir šis masalas labai plačiai išsidirba. Ir ilgai gali laikyti, praktiškai kiek nori gali laikyti vienoje vietoje šį masalą. Ir taip pat priklauso nuo technikos. Su juo tam tikrų išmušimų galima užgelinti. Ir tam tikrų išmušimų mes jį galima visiškai paviršių pravedinėti. Tai čia tas labai geras dalykas, todėl kad norint pravesti šiek tiek giliau, galima ir stop and go padaryti tokį, jau jis iškart gilinasi. Praktiškai toks darbas netgi yra labai geras. Paprasčiausiai trauki, pertraukėlė trumpa, trauki, pertraukėlė, trauki. Ir taip toliau. Ir dar būna tokie pavinguriavimai woblerio, kas irgi labai gerai. Labai smagus masalas. Tai va, kol vėjo nėra, mes naudosim šį masalą dabar. Šritais pasukimų pusinių galima irgi dirbti su juo. Labai gražiai dirbantis masalas.
Kaip gražiai. Matosi iš tolo maslas, o atakos grožiai tai kokie tai. Fantastiniai. Monstrai. Vau. Kaip čia vėl. O. Va. Kovokim. Oho. Vau. Vau. Gražuolė. Eik tu sukai duodas gražiai. Oho. Net valą pasiėm. Oho. Vau. Gražuolė. Pareik. Oi, ne. Dar duosis. Oho. Gerai, pareik. Ne. Dar tegu biškį pasidaužė. Yes, kai gražiai. Valio. Trečia diena beveik iš eilės. Eik tu sau. Kaip čia taip gaunas man? Tu matai geras. Vau. Tu kokia stambi. Metra nebus, bet stambi. Vau. Žaptai dideli. Vau. Bijau. Va. Ramiai. Nesidaužyk čia be reikalo. Au. Skauda man skauda. Replytės. O, kaip zaibis. Nu va. Paleidžiu biškį tave. Oi, daug valą. Va. Bus 90, bus, manau, bet ir vėl gražus. Ta nugara jos graži kokia vėl. Geras. Taip, vėl susiruošti. Gražiai čia.
Būk gera, nesidaužyk. Būk gera. Opa. Oi, kaip. Tokia plati. Graži. Na ir čia rodo. Taip. 96. Nu, gerai. Buvo. Taip paleisti. Graži lydeka. Stambi. Ate. Ne. O. Liuks. Na štai ir Western Swimas. Kaip ir tikėtasi didelį ant jos pagauti. 96 cm. Ir va būtent tas lėtas pratraukimas. Ir Western Swimas, aš labiau sakyčiau, kad jis labiau vilioja savo, o šitokiu būtent darbu, didesnės lydekas. Pradžiai suabejojau, kaip ir kiekvieną žvejybę, nes dabar retai žvejoju, bet suveikė ir pirma lydeka ir 96 cm. Daužėsi gerai, labai gerai daužėsi. Davė čia smarvės, turėjo tikrai daug. Ir jeigu dar nebūčiau graibštą leidęs, tikrai jį būtų dar kovojusi. Va. Gražiai taip dirbamas. O, nuknisa. Ei. Eik tu save. Monstrinį lydeką ėmė. O, hebra. Vau. Nu taip nėra buvę dar. Bet taip kokis vėl dydis buvo. Taip. Eik tu savo. Tik smūgį pajutau. Vau, nu čia aš nežinau, įspūdinga. Tu matai. Taip gražiai nupjovė tiesiog, va taip. Praėję. Eik, savo dabar vėl
susiriš. Dabar jau jos nebepagausiu, aš čia viskas, nebėra šansų jau turbūt. Ir su vobleriu dar. Nu nežinau, ten vėl 90 cm būtų buvęs. Nu, kažkada taip turėjo būti. Bet taip paėmė iškart tempimas ir tuščia. Nieko nėra, nei masalo, nei žuvies. Tai va dar viena žvejybos diena ir šiandieną jau bandysiu toliau žvejoti Western Swimais. Ir kaip jau žinote, viena lydeka man vieną woblerį nukando, tai yra fluorokarboninį 0,90 mm fluorokarboną nukando. Ir dabar grįžęs tai yra namo, sugalvojau atkasti porą woblerių. Šitokis. Iš tikrųjų čia apgaulingas vaizdas, nes jisai aptrauktas buvo po apačia folija, o spalvinimą jis turėjo, va čia yra likę maždaug tokie grynai raudės spalvos. Kadangi jisai folija yra, tai čia labai greitai nusidaužė to spalva. Labai stipriai blizgantis wobleris yra jisai. Ir labai greitai tie dažai nusilipino. Toliau čia ką pasiėmiau. Ir šitas vienos akis nebėra. Labai gerą kontrastą turi vandenį. Labai mėgstu iš tikrųjų ryškias spalvas arba turintys wobleriai didelį siluetą. Toliau pasiėmiau dar vieną Western Swimuką 15 cm. Čia visi, ką rodo, yra 15 cm. Tai irgi ne viena didelė lydeka pagauta. Ant šitos gal jau matėt, gal nematėt. Pat irgi. Šiaip visi vestinai jie veikiantis yra. Ir dar va šitą pasiėmiau masalą. Irgi labai toks šaltas, toksai šaltas spalva, tokia šaltą tokį siluetą duoda, tokį vaizdą. Tai tiek, gerai, pradėsim tada toliau žvejosim. Ir mąstau dabar užsidėti šitą woblerį. Toje vietoje, kur apmėčiau, kur buvo didelė lydeka, didelė lydeka buvo, ir kur nukando man pavadėlį, nieko, nei kibimuko, nors kažkokia kitokia lydeka būtų, absoliučiai nieko. Na, gal reikėtų mažesnių masalų dėti, bet neįdomu. Man patinka jausti, kai masalas dirba. Ir masalo dydis, tai turbūt tikimybė padidina pagauti didesnę lydeką. Nes šiemet užsiėmiau būtent tik džerkais, nu ne būtent, bet dažniausiai tai džerkai naudojami, nes aš vasaros laikė naudodavau liežuvinius woblerius, rudras, orbitai, ten Ranger 13 cm. Tie kūneliai jų yra liesesni, tai automatiškai aš kaip vadinu juos universalesniais masalais, nes ir tų didelių lydekų galima pagauti nesunkiai, gan nesunkiai. Bet jeigu norisi va taip praleisti lėtai ir masalą lėtai pravedinėti, ir tai vat jau geriau imti šitą masalą. Plius jisai didelis ir tas jutimas jo darbo yra smagu. Nebūtinai tikslas pagauti.
yra. Tiesiog jie teikia džiaugsmą. Labai, labai smagus masaliukai. Vajetu. Užkibo lydeka, partraukiau žolytės. Žinagi, kažkoks judesys atsiras. Jau po truputį turėtų. Kaip čia dabar? Neįtikėtina. Tu matai. Nieko, chebra, nesitikėjau. Eik. Kvailystė kažkokia. Kažkokia kvailystė. Opa. Turėjau. Mama mėja, biškį trinktelėjimą padarė ir atsikabina. Vau, netgi matės ataka. Koks aš žvėris. Tai geras eilinis įk. Šitą gal ir nebus 80 cm, bet džiaugiuosi, kai mažas vaikas. Ne, tik čia biškį. Na, gerai. Nu gerai, jeigu daužais, prašau, pasidaužyk, pailsėk. Pasidaužyk ir pailsėk. O aš čia susitvarkysiu per tą laiką. Nesižaisiu su tavim. Geras. Dažniausiai kažkaip nieko nesitikiu, bet kažkodėl atrodo viskas atvirkščiai. Dar geriau. Tai čia viskas, pasiruošiau tipo. Nu gerai. Stovėjau tik tai. Jas. Nu. Nesudaužyk, žinau, kad tu naužysi dabar. Būk. Gerai. Šitą jau nebaisiai didelė jau. Nu, bet 70 bus centimetrų. Nu, sportininkė. Opa. Nelabai matosi, man. Aš nesimatau. Vo. Ir šitaip, ir taip. Liuks. Ir iš arčiau. Va. Džiaugiuosi labai džiaugiuosi. Šitaip. Pamatuosim ir paleisim. Šitiek rodo 70
8. O, išsižiojus bus ilgesnė. 78. Taip. Išsižiok. O, wobleris šį kartą vėl Westin Swimas. Nu va. Ačiū, nors ir tokia, bet šiaip nelabai ir maža. Bet glazuolė. Na. Žinau, kad nesuvargai čia. Niekada čia nepavargai. O. Nu gerai, eik, daug. Štai ir mūsų šiandienos didvyris. Aišku, jis jau nusakės neturi, lydekai nesvarbu. Norėjau keisti ryškesnį. Bet iš tikrųjų visi tie masalai geri. Vat būtent šitas irgi siluetas, ne siluetas, o tie akcentai labai stipriai matosi vandenyse, kaip man ir patinka. Ir va prašau, žuvytė. Eik. Šiaip jutau smūgį. Bet ir pasirodo ir užkibo. Nice. Barzdelė. Pasitaikė pagaliau kokia nors mažesnė. Sugalvojau čia šalimais mesti. Kol aš čia sukiojaus, kai užmečiu masalą, rankose pajutau tokį bupt. Paskiau galvoju, ne, taip negalbūt. Pasirodo yra. Ok. Opa. Ui, tik. Na. Fukt. Raik. Kiek šiukšlyna. Mėgstu šiukšlynus. Lydekos irgi mėgsta šiukšlės. O kodėl mėgsta šiukšlės? Tai turbūt, kad mailiaus yra. Tai lydekos ne šiukšlės mėgsta, o, žinokit, mėgsta kitas žuvytės. Kaip matėte, žvejyba šiandieną buvo tokia. Ir žvejota buvo su Westin Swimais. Liuks, labai gera žvejyba.
Pastidžerką šį kartą nenaudojau, bet išvadas turėtų būti, kad ant Vestins filmo labiau didelės kimba, Bastičerkas gal ir mažesnės geriau kimba. Na, sunku iš tikrųjų pasakyti, nes čia reikia ne vieną žvejybą praleisti, kad suprasti, kad ar vienas ar kitas masalas labiau veikia didesnės lydekas. Tai realybė rodo taip, kad visgi šiek tiek didesni masalai, jie duoda galimybę pagauti labiau didesnę lydeką, bet jūs prarandate galimybę pagauti daugiau. Tai gaunasi toks rinkimasis, tai jeigu norit pagauti daugiau, tai vat, pavyzdžiui, rudras, orbitai, visi tie vobleriai liežuviniai, tai yra siauri. Vienas kaip iš pavyzdžių galėtų būti čia tokie siauri kūneliai, labiau tiktų ir mažesniam lydekam. Kokius geriau rinktis, tai žinoma mažesnius, o gal ne mažesnius. Vat ir sakau, čia sunku galvoti yra. Gal vat geriau imti liesesnį kūnelį, pailgesnį, nes jis tikrai universalesnis yra, bet ilgiai jų gali būti ir tie patys. Bet pagavimų šitas skaičius gali būti didesnis. Ir galiu pasakyti, šitas wobleris labai gerai ir didelis, ir mažas gaudo. Tikrai universalus masalas. Salmos sviperis. Jų ilgiai va taip. Beveik identiški. Matot, netgi identiški yra. Ir vienas ir kitas ilgiai vienodi. Bet tik tai liesesnis kūnas šio woblerio. Viskas tada. Ačiū, kad žiūrėjot ir jau galvosim, ką toliau jums parodyti, bet kažką naujo nelabai aš ir sugalvoju. Gal komentaruose parašykit, gal ką nors daugiau parodysiu, gal ir pats kažką naują nuveiksiu. Tai gerai, ačiū, kad žiūrite ir tada jau iki.